Taigi sveiki sugrįžę į dar vieną vlogą, jau 90-as kontrol vlogas, jeigu neklystu. Dabar einu iki savo mokyklos, kad susitikti su žmogum, kad po to nuvažiuoti į centrą ir nufilmuoti tokį video, bet aš jums apie tą video nieko negaliu dar sakyti. Tiesiog taip susitarėm, kad aš atvaru pagalbą pafilmuoti. Jo, atsiprašau, kad tenka laikyti paslaptis, bet tikiuosi nieko tokio. Ir šiaip darytas iš tikrųjų. Pagaliau pradedu vlogą ryte, o ne po 12 valandos. Tas fainai. Aš jau atėjau ir man patinka nevėluoti, nes ateiti anksčiau yra kažkas geriau, nes aš pastoviai visada visur vėluoju, tai kažkaip kartą labai gerai nevėluoti. Jaučiuosi daug geriau, kad susitikau savo idealus. Daryk kažką ypatingo, kad būtų vlogė, gerai. Aš vlogerė. Ir esu jau vietoj, po viso filmavimo tiesiog pratęsiu šitą video ir atėjome Akropolį, nes keičiam biškai filmavimo vietą iš lauko į vidų. Mums šiek tiek nesiseka gauti kadrų, kurių reikia, bet nieko tokio. Mes esame vėl parduotuviai. Spėk su kuo. Tas video pavyko ar nepavyko? Per vidurį. Per vidurį. Visi. Mes vakar su Kriščiu pražaidėm Borderlands maždaug 8 valandas. Šiandien dabar grįžau namo gan anksti, palyginus su vakar. Dabar yra tik tai 15:08. Pradėsiu už kokių turbūt 20 minučių spėju, jeigu viskas gerai. Šiandien bandysim daugiau valandų. Beje, jeigu jūs domintų live streamas tokio dalyko kaip Borderlands žaidimo. Aš planavau Borderlands 2 streamint, bet galvoju, gal įdomu dar būtų ir patį pirmą streaminti. Jeigu atsirastų tokių žmonių, jeigu atsirastų, parašykite komentarus, mane labai domintų. Gerai, mes perėjom Borderlands 1 per 17 valandų. Aišku, buvo ten kelias valandos nieko neveikimo, valanda kokia bendrai, tai per 16 valandų. Ir mes jau Borderlands 2 sužaidėm, 80 minutės kinda. Dabar įvertinsiu Borderlands 1 10 baliai sistemui. 9,5. Viskas žiauriai patiko, išskyrus ten keletą minimalių glitchų buvo. Bet žaidimas man iš esmės atrodė visiškai toks perfect, yra istorija gera, gameplay visas įdomus, levelinimosi sistema įdomi. Tik kartais kai kurie bossai labai keistus dalykus padarydavo. Ne bossai, tiksliau kai kurie mutantai, nežinau, monstrai kažkas tokio. Tai jo. Bet dabar jis išvažiavęs, todėl negalim žaisti Borderlands 2. Greičiausiai grįžti naktį, tai tada kai grįžti, bet parysim. Dabar yra fair lengsti beveik 9:30. Aš dar nemėgoti nebijokit, bet galvoju čia baigti šitą vlogą in case būsiu per daug užsiėmęs su darbu, nes supratau, kaip aš noriu padaryti tą visą naujametinį video ir supratau, kad nauji metai yra daug anksčiau negu tikėjaus. Tai dabar yra 29 diena. 29 diena, 31 šeštadienis turbūt mano paskutinė diena, kada, tai yra šeštadienį aš ir keliu šitą video, tačiau aš noriu per rytoj būtinai pragrindinti visą tai ir padaryti šitą video, nes yra privaloma, o darbo yra tikrai nemažai. Neskleisiu nieko dar panašaus idėjos, gal padarysiu behind the scenes, grinai bus vlogui, iš šeštadienio vlogai mesiu, ką dariau tenais. Kitas dalykas, tai manęs klausė apie trumpametražį filmą, kada aš pradėsiu tai daryti. Aš šiuo metu rašau scenarijų, o šitą scenarijų rašyti man užtrunka labai ilgai. Aš noriu ištobulinti ir kad būtų tikrai geras, kad nebūtų tokių plot holes ir taip toliau. Nebus ilgas filmas, bet tiesiog tokį pirmą kartą darau komedinę variantą. Anksčiau mano buvo komedinė variantą, tačiau ta komedija buvo mano, visų filmukų žiaurume.
Tai yra ant tiek, kiek šūdinas filmukas, kad net graudu ir juokinga. Dabar norėčiau padaryti, kai būtų normalus komedinis variantas to trumpametražio filmo. Todėl labai noriu užtobulinti visą scenarijų. Ir vat kitą savaitę, manau, pradėsim jau filmuoti tą, gal, jeigu viskas pasiseks. Bet tiesiog tiek, kad per kitus metus aš norėčiau išleisti nemažai trumpametražių filmukų. Ir labai dėkui už klausimus, kad rūpinatės iš tikrųjų, kur trumpametražiai filmai. Ir žinau, kad tiesiog žmonės jų laukia. Jeigu nieko nevyks, tai tada čia ir pabaigsiu šitą vlogą. Ačiū visiems labai už visą suportą kanale. Kanalas savo kaip niekad, kaip čia kaip ant alaus mėliau. Jo, ačiū visiems labai, kad žiūrėjote ir iki.